Nu ką, sveiki atvykę į mano patį pirmą video YouTube'ai. Tai pagalvojau, neapsiribosiu vien su Instagramu, stories, reelsais, todėl aš čia. Visą šitą svorio metimo kelionę jau pradėjau gal biškį daugiau nei prieš mėnesį laiko. Pagal kas esu labai patenkintas savo rezultatais, bet dar kadangi galutinių rezultatų nepasiekiau, nėra reikalo sustoti. O šitas video yra skirtas tam, kad papasakočiau jums, kaip man maždaug prieš 2 savaitės sekėsi kickbokso treniruotėje pas Edviną Šalkovskį. Gerai, tai apšilimas buvo, jisai skiriasi kaip diena ir naktis nuo to apšilimo, ką aš darau savo sporto salėje. Jau po kažkur 10 minučių man jau buvo sunku atgauti kvapą. Prasuk galvą, prasuk priešus. Sieks man pirštų. Į viršų, į šonus. Paiduok kelią ir atsuk į vieną kitą pusę. Pum. Labai gerai. Ta koja sulenkta, šita galinė koja ištesta ir stovėt. Abi rankos ant kelio. Va čia. Nugarą išties. Tau reikės aplink ranką su savo koja po 10 kartų apsukti. Į vieną, į kitą pusę. 2, 3, 4. Greičiau, tempuką užmesk. 6, 7, 8. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 10. Maladės. Taip, tokį shadow fightą. Atsistosim į stoikę ir dabar laisvai. Kamoki, prasimėtysim į orą, rankom, kojom, pamušim, gerai? Okay. Žiūrėk, dabar užsidėsim pišinės koją apsaugą, gerai? Bet yra reikalų. Reikalų bus. Yra, nėra, tai bus. Mes pradėjom mušti į lapkes. Ir iš tikrųjų, bent jau su pirštinėm, galvojau, kad kažką moku. Įsiaiškinau, kad ne. Tiesų. Bam. Sulenk kojas, kai smūgiuoji. Okay. Hop. Šoinį. Bam. Netrauk rankos į save. Kai muši, duok man šoinį, žiūrėk. Kai muši, bam, ne į save, bet čia. Įstatai, bam. Va. Bam. Bet tokį, žinai, tai labiau iš jėgos dalyk. Užsimuok, bet rankos netrauk. Okay. Davai. Nu, panašu. Dar. Bam. Vėl trauki. Tiesų. Nekelk kojas, kai smūgiuoji. Nekelk. Tu kepai. Labai geras. Šoinis. Netrauk rankas. Šoinis. Kai smūgiuoji, nugarą ne atgal, bet nugarą į priekį. Bam. Čia. Okay. Čia. Dabar. Vėl, tu nori atlenkti nugarą, netiesk nugaros. Nes tu, kai nugarą tiesi, tu savo smūgį trauki atgal. Tu savo tą visą jėgą nutrauki atgal. O tau reikia tą visą jėgą atiduoti man. Tai yra, žinai, va čia. Bam, čia, matai? Bam, čia reikia. O tu darai va taip. Ir vėl aš jį. Ne tiesiai, va, atsistoji, tiesiai. Du. Presiai save. Hop.
Va, panašiau. Jau kažkas atsiranda. Dar. Va, taip. Dar. Vėl kažką trauki. Hop. Pečiu į priekį ir ranką toliau. Ne taip, bet va taip. Va, o kam vėl į save trauki? Žiūrėk, ką aš turiu omeny, sakydamas, kad tu trauki ranką. Tu kai muši, tu turi mušt ne taip, bet petį išmesti priekį ir ranką šitą vietą palenkti toliau. Okay. Reiškia, važiuok, petys išeina, bam, ranka eina toliau. Ne čia ir ne taip, bet va čia. Va, dabar iš šitos mušiu. Bam. Dar viršų labiau stengtis ir pečiu į priekį. Šitą pečių nepersu. Dar. Va, tai. Dar. Bam. Dar. Rankas skaudu. Dar. Va, labai gerai. Va, tai. Daugiau užsimoti iš apačios. Va. Laikas. Viską, ką išmušau jam į lapkes, arba kairę, arba dešinę, arba šoninį, apatinį, viską dariau blogai. Tai todėl, kaip ir teko viską mokytis iš naujo. Ko nemokėjau iš viso atvažiavęs pasėdino Šalkovskį, tai būtų smūgiavimas iš kojų. Esu tikrai bandęs mokintis ir pas savęs sporto salėje, bet tiesiog nemokėjau. Bet tą dalį išmokau gan greitai, viską supratau, nes išaiškinti jis moko labai gerai. Sakys turėsi. Kai smūgiuoja laukiką, visų pirma, turi šitą koją sulenkti. Yeah. Tu negali, kai smūgiuoja dešinę laukiką, kairės kojas, bet taip ištiesi. Tu turi visada ją lenkti į apačią, tam, kad tavo smūgis būtų stabilesnis, stipresnis ir šiaip gražus. Yeah. Atsistoji, bam, čia. Atsistoji, bam. Antras žingsnis. Ranka turi išeiti visada atgal, kad laikyti pusiausvyrą. Okay. Su ranka tu užsimuoji, daedi smūgių inercijos ir jis tampa stipresnis. Tai vat, bam, čia su ranka. Priešinga ranka prie galvos. Ui, gerai. Dar kartą. Bam, tik ištiesk ją. Gerai. Ta, kurią muši ištiesk. Va. Bam. Va. Pajudėk. Už. Hop. Bam. Va. Bam. Dar kartą. Bam. Iš kitos kojos dabar. Bam. Dar kartą. Ei, laikas. Atsigauk. Siek. Nesunku. Ką pasakysi gero? Tas žmogus labai mokėjo mane nuvarginti, jisai žino, kaip tai reikia padaryti, žino, kaip reikia žmogui deginti kalorijas. Tai kol smūgiavom į lapkes, aš galvojau, kad aš tiesiog nulipsiu, aš nukrisiu toje ant žemės ir nebeatsikelsiu tiesiog. Po laukiko iškart priešingą koją įdėt bloką. Okay. Nesvarbu, kurią koją muštum. Arba šitą muštum priešingą, arba šitą muštum ir priešingą dėtum bloką. Bam, bam. Hop, bam, bam. Labai gerai. Tu. Hop, bam, bam. Hop, dar. Bam, blokas. Dar. Bam. Gerai, judėk. Bam ir blokas. Gerai, maladėt, žiūrėk. Laikas, pailsėk biškį, atsigauk. Dabar tu man smūgiuosi į pilvą. Okay. Iš kojos šoninį smūgį. Va, gerai, hop. Taip pat, kurią koją smūgiuojate ranka už kojos. Per šią treniruotę su Šalkovskiu man patiko vienas dalykas, kad jis labai mokėjo suerzinti žmogų. Ne piktąja prasme, bet kad jisai labiau užsimotyvuotų, dar labiau sportuoti, dar labiau iš savęs išspausti maksimumą. Jisai tai darydavo labai gudriai. Mes mušom lapkes ir jis pasako, dar karočią, 2 smūgius. Dar vieną smūgį arba dar vieną kombinaciją. Aš sumušu tą vieną kombinaciją, jis pasako, dar vieną. Ir po to dar to vieną jis pasako, dar vieną. Aš sakau, toksai mintyse, taip. Tai jau buvo tas vienas, ko tu dar iš manęs nori. Va taip. Labai gerai. O šitą koją suki šoną. Šoną. Jo. Bam. Per daug dabar, per daug pasukai, per daug. Hop.
Va taip. Dar. Bam. Bam, laikas. Atsigauk. Dabar žinosi, kaip valgyti pončiukus. Bet tas yra, kad aš jų vengiu dabar. Ai, vengi? Žiauriai. Vienas. 2. Gerai, maladėts. Tik sakau, mušk atsargiai, kad man nepataikėt į galvą. Gerai? Davai. 1, 2, 3. Labai gerai. Dabar stipriau gali viską. Bas, bas. Netrauk rankų į save. Palik čia. Pam. Hop. Pam, pam. Pam. Gerai. Pam, bam ir bam. Dar kartą. Hop. Stipru. Pam. Kita koja. Hop. Atsargiai tik. Pam. Va taip. Dar. Pam. Dėk. Na į pilvą. Gerai. Hop. Kojytę. Ei. Bam. Bam. Laikas. Viskas. Tai jau negyvas jau. Pavargęs biškį. Viskas. Gali viską nusimt. Nebent dar nori sparingo. Nori sparingo? Galim, bet šokių. Ne, juokauju, viskas. Nusimt nebus sparingo. Davai. Nusigali džiugius. Po lapkių atėjo laikas daryti presą. Oi, brolyti. Iš tikrųjų, nežinau, kaip yra kitiems žmonėms, bet bent jau man, jeigu aš jau sportuojant įspaudžiu iš savęs daug, man ta presa pradeda tiesiog automatiškai skaudėti. Bet šį kartą buvo kitaip. Vos ateinant prie preso pratimų, kažkaip atsirakino man tas antrasis kvėpavimas ir atsirado jėgų. Bet kai pradėjau daryti tos preso pratimus, tiesiog užmušė mane. Tiesiog aš pradėjau stenėti, kad tiesiog jau buvo virš visko čia jau buvo. Ir maniau, kad tai jau eina į pabaigą, bet nebuvo taip. Tai mažai. Laikas. Maladies, blė. Žinai, kas yra planas? Siaubas mano čia toksai. Tavo siaubas? Gerai. Šiaip čia visų siaubas. Laikas. Po preso pratimų darėm tai, ko niekada nesu daręs. Kaklo pratimai. Stiprinti kaklą. Pasakė, jie yra skirti tam, kad tavęs neišjungtų iš vieno smūgio. Jauti? Čia, kad tavęs neišjungtų niekas. Tai jis paaiškino, kaip reikia daryti tą pratimą. Aš atsiguliu ant nugaros ir toks galvoju, kad čia iš tikrųjų nėra sunku, kas nebuvo iš pradžių. Bet jo, matot patys. 10 sekundžių liko ir viskas. 10 sekundžių yra ką veikti, jo. Storas kaklas, bl'. Proto daug, smegenų daug. Laikas. Nu ką, bakaliukas, viskas. Aš žmogus, kuris niekada nedaręs tokio pratimo, negalėjau pagalvoti, kad tiesiog laikyti galvą čiut pakėlęs nuo žemės, tu labai treniruoji savo kaklą ir jis tau po visų pratimų gali skaudėti. Po kaklo pratimų buvo viskas, reikėjo prastampyti, kad neskaudėtų raumenys ir įvyko taip, kaip ir jisai man sakė pačio pradžio treniruotės. Tau bus sunku. Iš tikrųjų, iš pradžių tai žodžiais netikėjau, nes tikrai esu turėjęs labai intensyvių badmintono varžybų, kai reikėjo daug greičio, reakcijos ir viso kito, bet aš tikrai maniau, kad aš išeisiu iš šitos treniruotės pilnom jėgom, neįsikrovęs dar ir aš vėl to vietoj klydau. Gerai pavarėjai, šiaip tikrai labai motyvuotas, labai gerai varėjai, maladės pasistengiai, man patiko, labai gerai. Šio, tikiuosi dar sugrįši pas mane. Grįžti tikrai. Gerai. Tikrai grįžti. Ačiū, labai. Davai. Komentarą nori duoti? Du komentarą. Ar tu užpipinsi, ne tos mano ir taip toliau. Tai
yra sunku, bet į priekį važiuosi. Žodžiu, apibendrinant visą šitą treniruotę su Edvinu, man labai patiko. Po visko man labai skaudėjo, jutausi, lyg būčiau išlindęs iš po dušo. Ar grįžčiau? Būtinai. Aš grįšiu tenais po kažkiek laiko, kai būsiu numetęs daugiau svorio, sustiprėjęs, ką parodyti Edvinui savo rezultatus, kiek per kažkiek laiko patobulėjau. Bet tikrai, kaip žmogus, kaip treneris, kaip kovotojas, žmogus aфиgenas. Tai tikrai labai man patiko. Tai va, noriu pasakyti didelį ačiū Edvinui Šalkovskiui, kad mus priėmė į treniruotę, kad leido nusifilmuoti. Dar kartą ačiū jam ir susimatysim kitą kartą. Čiau.